Tai labas rytas, gal dar kokią minutę palaukim, gal bus dar koks vienas kitas asmuo. Dabar matau, mes esam 4. Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai galvoju, kad trumpą paskaitą apie mitybą, apie pačią pradžią greičiausiai rašysiu ir įkelsiu į YouTube. Tai jeigu gerai girdisi, tiesiog arba ženklelių kokį pastatykit, arba tiesiog pasakykit, kad taip girdisi ir mes galime pradėti mūsų pamoką. Laukiu žinios kažkokios, ar tikrai viskas gerai. Taip, labas rytas dar kartą. Gera matyti. Gera matyti, džiaugiuosi, kad jungiatės. Mūsų tikrai nedaug, bet viskas yra tik pradžia. Ir tikrai džiaugiuosi dėl kiekvieno, kuris yra kartu. Jeigu galite, duokit man kokį nors ženklą arba balsu, arba žodžiu, kad tikrai girdis ir viskas gerai ir mes, manau, galėsim pradėti mūsų trumpą. Labą dieną. Labą dieną. Viktorija, gerai. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Sveiki, Margarita. Kaip džiugu. Kaip džiugu jūs matyti. Tai manau, kad tikrai galim pradėti. Taip, Viktorija, aš jūs truputį garsiakalbį atjungsiu. Taip, jeigu kažkas prisidės, mes manau, kad pridėsim. Tai visų pirma, dar kartą džiaugiuosi, kad esam kartu ir mityba šiandien dienai yra labai aktualus dalykas. Aktualus ne dėl to, kad iš tikrųjų ji būtų labai svarbi pačiam žmogui, o aktualu todėl, kad mūsų visuomenė dėja suformavo labai daug įpročių, nereikalingų visiškai tiek žmogaus kūnui, tiek žmogaus dvasiai. Ir mūsų mityba yra labai suvulgarinta. Mūsų mityba yra labai pritaikyta pardavimui, labai pritaikyta, net sakyčiau, kūno sunaikinimui, bet tikrai ne tam, kad mes galėtumėm kelti savo sąmoningumą. Tikrai ne tam, kad mes iš tiesų galėtumėm išsaugoti savo kūną gyvybingą. Tikrai ne tam, kad mūsų kūnas iš tiesų būtų šventovė mūsų dvasiai, mūsų sielai. Kad tai būtų ta vieta, kur mes galime augti ir artėti prie Dievo. Kaip dažnai jums tenka girdėti apie tai, kad mityba nėra pats svarbiausias rodiklis tam, kad jūs išliktumėt sveiki, tam, kad jūsų kūnas, tam, kad jūs nejaustumėt savo kūną. Kada ateina žmonės, negalėčiau pavadinti konsultacijom, greičiau gydymui, greičiau sveikatinimui pas mane, tai mano tikslas būna vienas iš tikrųjų, tam, kad jie nebejaustų savo kūną, tam, kad kūnas iš tiesų taptų ta buveinė, kur gali atsiskleisti jų sielos. Negalime sakyti, kad yra toks labai gražus priežodis, sveikame kūne, sveika siela. Iš tikrųjų, kūnas negali būti paliktas likimo valiai. Mes labai dažnai sakom, jeigu pradedi kelią dvasingumo kelyje, kaip ir visa kita tampa nesvarbu. Nebesvarbu, ką valgau, nebesvarbu, kur gyvenu. O iš tikrųjų aš priveščiau viską prie to, kad visur reikalinga harmonija. Harmoningas kūnas, harmoninga aplinka, harmoninga mityba. Viskas turi būti harmonijai, viskas turi būti širdies. Tai ir pradėkime iš tikrųjų nuo pačio pagrindinio ir aktualiausio klausimo, kasgi yra svarbiausia. Svarbiausia yra Dievas. Svarbiausia yra pradėti nuo to ir suvokti galbūt tai, kad maistas, kuris yra ant jūsų stalo, kuris patenka pas jūs, yra Dievo kūrinys, yra Dievo siųstas. Ir pirma, ką mes turime pradėti daryti, išmokti, neatmesti kaip atgyvenos, neatmesti kaip kažkokios nereikalingos religinio aspekto. Tai yra maisto palaiminimas. Mes paskui, nežinau, ar šiandien spėsim, ar kitą kartą pakalbėsim, kiek energiškai maistas turi būti kraunamas, kaip yra svarbu pasirinkti vienokį ar kitokį maistą. Bet svarbiausia dalykai tai yra čia. Jeigu jūs suvoksite, kad jūsų kūnas nėra šiukšliadėžė,
o šventovė, kad jūs turite maitinti ne tik kūną, bet ir sielą, kad maistas, kuris ateina iš jūsų, tai yra Dievo palaima, kad jūs už jį pirmiausia turite dėkoti, jūs būsit padarę vieną pagrindinių ir svarbiausių dalykų savo gyvenime. Tai bus jūsų pirmas žingsnis į kelią link savo sveikatos. Žmonės dažnai būna įsitikinę tuo, kad atsisakydami kažko savo mitybos racione arba pridėdami, arba iš vis priimdami kažkokias tai askezes, jie nebesirgs, jie tikrai taps dvasingi. Atrodo, kad maistas ir mityba yra svarbiausi. Kad tai yra tas pagrindas, iš ko mes turime užsičiupti, kabintis, sveikatintis, taip, bet taip nėra. Žmogaus kūno sveikata priklauso nuo jo sąmonės lygmens, nuo jo iš tiesų tikro dvasingumo. Kažkada, ne kažkada, keletą metų atgal, kai aš pradėjau gauti tam tikrą informaciją iš aukštesnių jėgų, iš Dievo malonės, buvo labai labai gražiai parodyta ir pasakyta, kodėl yra toks, dažnai iškyla žmonėm klausimas, kodėl žmonėm vieniem reikia daug maisto, kitiem mažai, kodėl vieniem reikalingi vitaminai, kitiem ne. Jeigu žiūrėti mediciniškai, yra daug aspektų. Sakykime, jeigu remsimės kinų, tibetų, mongolų mediciną, tai priklauso nuo žmogaus kūno tipo, nuo įsisavinimo, nuo ligų, nuo žarnyno tvarkos. Tarp kitko, visa šita informacija yra labai gražiai pakuojama ir žmogus yra vedamas, matai, nuo mitybos priklauso tas ir tas, matai, reikia ten daug gerti, tas ir tas bus. Bet jeigu grįžtant į tą, tai kuo sąmoningesnis žmogus, mes kada kalbame apie sąmoningumą, tai nėra tai, kad vienas geresnis, o kitas blogesnis žmogus. Mes visi esam nuostabus, mes visi esam Dievo kūriniai, mes visi esam šviesa. Juk mes iš tikrųjų nesmerkiame pirmoko dėl to, kad jis ne dvyliktokas, arba nesmerkiam metukų laiko kūdikio, kad jam dar ne 30 ir jis daug nesuvokia, ar ne? Mes tik tai tie žmonės, kurie galbūt dar nepažino, dar nepriėjo iki to gyvenimo kelio, norime pateikti kažkokias žinias ir informacijas, kad jis galbūt išgirstų, galbūt pamąstytų, galbūt jisai tai priims į savo gyvenimą, galbūt jisai išmoks, o gal pritaikys. Nes iš tikrųjų mes tik iš savo patirties galime sakyti, iš savo patirties, ar tas dalykas man tinka, ar aš jau tą galiu priimti. Tai kuo aukštesnio sąmoningumo žmogus, tuo jam maisto reikia mažiau. Ir tai nėra susiję, kad jeigu aš daug medituoju, jeigu aš daug meldžiuosi, tai aš turiu atsisakyti. Ne. Taip nėra. Gaunasi viskas atvirkščiai. Kai mes žengiam sąmoningumo keliu, kai mes einam link paprastumo, ne link to išaukštinto susidievinimo, susireikšminimo, bet mes einam link to paprasto gyvenimo, nes iš tikrųjų suvoki, kad Dievas, didybė, maistas, mityba, visas gyvenimas slypi paprastume, slypi tavo širdį, tavo meiliai. Tuo būdu atsiranda toks dalykas, kad energija, kurią tu gauni į savo kūną, duoda tavo kūnui energijos ir gyvybingumo. Tu tuo mažiau naudoji savo organų energiją, tai patenkindamas savo kūną viskuo, kas patenka per burną į tavo kūną. Ką tai reiškia? Tokiam žmogui, jeigu jis valgys daug ir bet ką, jis apsunkins savo kūną, uždarys tam tikras erdvės, sakykime, savo energinius kanalus. Jis negebės išeiti, pakilti aukščiau, nes kuo aukščiau kyli, tuo tavo tiek fizinis, tiek eterinis kūnas turi būti lengvi. Ne? Bet tai yra kaip ir atvirkštinis toks variantas. Bet kuo tu aukštesnio sąmoningumo esi, tuo tu, sakykime taip, vienu metu žmogui reikia suvalgyti 10 obuolių, kad jis gautų tam tikrą kiekį vitamino C. Ir tas žmogus, kuris iš tiesų yra šviesus, jam reikės vieno obuolio, kad jis pasiimtų tą patį kiekį vitamino C. Tai yra labai labai gražiai irgi parodyta, pasakyta ir aišku. Kai mūsų kūnas eterėja, aš taip įvardinsiu, švarėja jo visi kūno organai, jie įgauna tą energinį spindesį,
mūsų tas pats žarnynas yra neužsiteršęs, švarus. Ir tas maisto kiekis, kuris patenka pas mus, mūsų kūnas geba jį įsisavinti 100%. Ir atvirkščiai, jeigu mes esame apdergę save čia, kad ir kiek aš suvalgyčiau, viskas pro mano kūną išeina. Aš jau nekalbu apie energiją, kuri ateina su maistu. Čia sakau, yra atskira tema, koks maistas mums tinka, kur gauti tos energijos ir tą energiškai įkrautą maistą, kas tinka, kas netinka. Bet taip bendrais bruožais kalbant. Ir kada tu suvoki, kad tavo kaip žmogaus energija priklauso ne nuo to, ar tu pavalgyji, ką tu pavalgyji, kiek daug, kaip dažnai, o nuo to, kaip atviras yra šis nuostabus kanalas ir kiek tu gali pasiimti tos dieviškosios energijos. Kalbu tai ne vien iš žinių, informacijos, tai kas ką davė, tai kas suvokiau, bet ir iš savo patirties, nes aš gyvenime esu irgi labai daug praėjusi, labai daug išbandžiusi. Ir buvo etapas, kada iš tikrųjų aš pati esu smulkaus kūno sudėjimo. Visą laiką tokia mažutė, smulkutė ir mano mažų dienų sakydavo, vaikeli, tu nepavalgysi, tu nuslopsi. Tai kaipgi, visi maitino kas ko galėjo, davė kas ką gali. Ir visą gyvenimą iki tam tikro etapo aš turėjau mažakraujystę, tas geležies vis trūkdavo, aišku, ir mėsos buvo pakankamai. Ir tik iš tikrųjų pradėjus žengti toliau, viskas susitvarko. Bet svarbiausias akceptas tai gaunasi tame, kad tu nuolat esi energinga. Ta energija ne tavo sukurta, padaryta, sulipdyta, dirbtinai suformuota, o ta energija tu tikrai jauti, kad net ir už tai tu turi būti labai labai dėkingas aukščiausiam. Nes toks dalykas kaip nuovargis tavyje neegzistuoja, ypač tada, kada tu eini savo keliu. Ir kada ir vakar buvo atvykę žmonės, labai nuostabi šeima, ir moteris sako, jinai maitina krūtimi ir jinai sako, aš jaučiu, kad kartais nebespėju pavalgyti ir man atsiranda net silpnumas, ką man valgyti, kiek man valgyti, ar man tą maisto kiekį reikia didinti. O iš tikrųjų atsakymas vienas. Visų pirma, tau reikia pailsėti. Pailsėti, atsigauti. Ir jeigu sako, jeigu aš nenoriu, neturiu apetito, ką tada daryti? Ar man per prievartą kišti, nes jeigu aš jaučiu, kad jėgų nėra? Ne. Kai nėra apetito, tai vėlgi rodo, kad tavo kūnas yra pavargęs. Tavo kūnas eikvoja savo paties energiją. Tam, kad galėtų paeiti, tam, kad galėtų, kai tu nenori, kai pavalgysi, suvirškinti tą maistą. Ir mes tai darom, mes vis tiek kišame jį, mes vis tiek jį nuodijam. Dirbk, nesvarbu, kad žiūrėkit, yra automobilis, nebepavažiuoja, burzgia, trata, bet ne, mes jo nevalome, mes jo neglobojame, bet spaudžiam gazą, varyk, kas bus, jis sulūš. Lygiai taip pat yra su mūsų kūnu, tai yra lygiai tas pats. Ir kada mes suprantame, kad mes iš tikrųjų savo mitybą galime tik papildyti, savo kūno racioną, pasveikatinti jį tik tuo, kad tai yra reikalinga. Mes esame žmonės, mes gyvename žemėje, ar ne? Bet nesureikšminti. Šiandien dienai mityba yra labai sureikšminama. Yra labai dažnai sureikšminamas veganizmas, vegetarizmas, mėsą valgyti ar nevalgyti, tiesiog dietos, badavimai. Bet niekas neatsižvelgia į tokius dalykus kaip kūno konsistencija, nes mes esame visi skirtingi. Vienam reikia tiek, kitam daugiau, vienam vienokio maisto, kitam kitokio. Mes dažnai maistą priimame kaip, sakykime, išgirdom arba suvokiam, kad žolės, žolių sultis, daržovės, salotos yra sveika. Ir kertam dieną, naktį, žiemą, vasarą, nes mes galim nusipirkti. Ar to reikia? Niekas to nereikia sureikšminti. Dažnai yra kalbama apie tai, kad badavimas yra labai sveika. Pasižiūrėkit, tas badavo, įsigydė onkologiją, įsigydė tą ir aną. Taip, iš tikrųjų tai yra labai svarbu, bet kad išsigydė, ar ne? Bet liga tai iš viso, jinai nėra. Mūsų kūnas suserga ne šiaip savo.
Tai yra karminiai dalykai, tai yra DNR informacijos įrašai, tai yra mūsų veiksmai, mūsų mintis. Pirmiausia, liga formuojasi juk mūsų energiniam lauke ir tik tada kūne, ar ne? Bet vat išgirdom ir viskas puolame badauti. Ir kas dažnai būna? Dažnai būna labai tai, kad žmogus dar labiau save susargdina, dar save labiau apnuodija. Kas vyksta badavimo metu? Badavimo metu žmogaus kūnas ėda pats save. Žmogaus kūnas negali nemisti. Tai reikalinga. Ir badavimo metu, jeigu mes, sakykim, kartą į mėnesį leisim savo mažiau valgyti, arba pakeisim mitybą kažkuo kitu, arba mes iš tikrųjų gersim ten šiltą vandenį tam, kad iš tikrųjų išeitų mūsų sąstovas, energinės sąstovas, kad išeitų mūsų nešvara iš mūsų žarnyno, viskas yra gerai. Bet žmogus tarsi laužo save. Parą, 2, 3, žiūri, kaip jis jaučiasi geriau ar blogiau, sukūdo, nesukūdo. Tai tokiu atveju kūnas ėda save. Dauguma skrandžio ir virškinimo problemų yra susiję būtent su netinkama mityba, su per daug savęs alinimu savo kūno. Aš nekalbu apie tai, kai mes turime vėlgi kitas toks kampas atvirkštinis, valgom viską, kas paduota. Nesvarbu ką, nes tai irgi netiesa. Mes šventoviai nesielgiam bele kaip, mes šventoviai turim vienokį ar kitokį būdu elgtis atitinkamai. Tai čia yra lygiai taip pat. Dažnai žmogus iš viso manęs klausia, o tai kaip valgyti? Tarp kitko yra visiškai atskiras klausimas apie vandenį, o kiek ir kada gerti. Tai mityboje yra patys pagrindiniai aspektai tokie, kad žmogus pamiršo ir net nebežino, kaip atrodo alkis. Kas tai yra? Alkis nuo badavimo labai skiriasi. Alkis pas žmogų atsiranda tada, kada natūraliai skrandis nebeturi ką virškinti, natūraliai jisai pasiruošęs priimti maistą, natūraliai jis turi pasiimti tam tikrų medžiagų, kurios jam yra reikalingos. Ir tada duoda smegenims signalą, aš esu alkanas. Tačiau žmogus šiandien dienai nebepažįsta šito jausmo, jis nebežino. Jis arba nuolatos badavime ir organizmas prisitaiko prie to, kad ir kas, kad aš siųsiu alkio signalą, užblokuojama yra, tai aš vis tiek maisto nebegausiu. Arba yra atvirkštinis variantas, mes nuolatos kažką kramsnojam, valgom, o kūnas nebeturi kada išsiųsti tą signalą, kad aš esu alkanas. Jis tik tai galvoja, kaip suvirškinti ir kaip priimti visą tai čia susidoroti dabar su visu tuo, kas į mane yra kišama. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Po to aš pasakysiu, kaip rekomenduoju pradėti dieną, bet dabar, kurgi tada turėtų būti pradžia? Tai aišku, pirmas suvokimas, ar ne, kas yra maistas ir dėkingumas, o tada iš tikrųjų laukti tuo momento, kada aš būsiu alkanas. Ir negali būti taip, kad žmogui reikia maitintis 3, 5 kartus, 6 kartus, 1 kartą. Tai yra kiekvieno žmogaus individualus reikalas. Tai yra kiekvieno žmogaus kintantis dalykas, dėl to, kad galbūt aš šiandien daug dirbu fiziškai, galbūt aš šiandien daug dirbu protiškai, aš šiandien galbūt norėsiu vieno produkto. O mes ką, mes nueiname maksimą, mes nusiperkam visko daug, mūsų šaldytuvose niekas nebetelpa. Iš tikrųjų, tai yra visiškai beprasmis švaistymas. Mes galbūt ir kaviniai pavalgom, nuolat visko yra. Ar taip turi būti? Aš nesakau, kad mes turim badauti, bet ar taip turi būti? Jeigu mes išmoksim klausyti savo kūno, taip nebus. Iš tiesų būna etapai, kada žmogus, pastebėkit vaikus, labai dažnai irgi mamos sako, oi, mano vaikas nevalgus, arba tą dieną valgo tą ir tą, arba ten metus laiko valgo tą ir tą vieną produktą. Bet mūsų vaikai, jie geba girdėti save, jie žino, kas yra pajausti alkį. Jie žino, kada jie tikrai nori valgyti, jie žino, ko tikrai nori valgyti. Ir tas intuityvusis valgymas, kada mes valgom iš tiesų tai, ką norim, tai yra teisingiausia. Tai reiškia, kad jūsų sąmonė nėra atjungta, jūs pilnumoje esate sąmoningas žmogus ir jūsų mityba yra sąmoninga. Gegužės mėnesį dariau pirmą kartą ir labai tikiuosi, kad rudenį gebėsiu vėl tą daryti, kviesti žmonės į sveikatingumo savaitgalį. Niekur vykti nereikia, aš tai pavadinu tylos savaitgalį, aš atsiprašau truputį. Milė,
Milė, negalima. Pavadinau tai tylos savaitgaliais, kada kviečiu žmonės prisijungti prie tylos akimirkų, kada atsijungiame nuo televizijos, atsijungiame nuo radijos ir kartu mes sąmoningai maitinamės. Bandome išmokti kartu internetu, yra jungiamasi prie atskiro kanalo Telegram ir mitybą sustatau kiekvienam rekomenduojama, bet stengiamės išmokti pajausti alkį, išmokti išgirsti, ko nori mūsų kūnas. Ir tos merginos, kurios dalyvavo, iš tikrųjų visos pasakė, kad po to nebesinori maitintis bet kuo, nes iš tikrųjų labai greitai 3 dienų pakanka, kad žmogaus kūnas jau pradėtų veikti visai kitą sistemą, žmogus pajunta, kad atsiranda jėgų ir energijos. Tai va tie dalykai yra labai iš tikrųjų svarbus ir yra esminiai mūsų mityboje. Tai jūs turėtumėte pajausti, kada aš esu alkanas ir jūs turėtumėte pajausti, ko nori jūsų kūnas. Jeigu jūsų kūnas iš tiesų nori bulvių, jūs valgote dieną, 2, tiek kiek nori, tik per pietus arba tada, kada norit bulvės. Tarp kitko, apie tos produktus, kas yra sveika, kas ne, aš manau tikrai mes pravesime ne vieną paskaitą, nes tikrai yra labai daug vėlgi neteisingų įsitikinimų, kad mums netinka, mums nenaudinga, to valgyti nereikia, niekas nežiūri į genetinius dalykus, į kraštą, kur gyvenam, vėlgi tą patį kūno tipą, niekas nežiūri. Bet maistas, ką aš noriu, pagrindinė mintis, kurią aš noriu pasakyti, maistas nėra ta vieta, kuri turi būti svarbiausia. Jūs turite didžiausią dėmesį skirti Dievui, didžiausią dėmesį skirti dvasingumui, savo sielos augimui, dėkojimui, meiliai, savo veiksmams, savo mintis, bandyti atrasti savo kelią ne kaip asmenybės, bet vis dėlto, ką Dievas nori per jūs padaryti, kokie jums talentai duoti, kokie gebėjimai. Gyvenimas yra toks gražus, gyvenimas yra toks nuostabus. O maistas tai yra dar viena dalelytė, dar viena braškė ant jūsų torto. Tortas tai yra jūsų gyvenimas, kuris yra kaip ir būtinas akcentas, tam, kad mes palaikytumėm savo kūno gyvybingumą. Ir reikia atskirti dar tą dalyką, kad vienokia mityba yra žmogaus, kada yra jis sveikas, ir visai kita mityba, kad iš tikrųjų jis turi ligų. Ir jeigu mes renkamės kažkokį tai maistą, maisto produktus, atitinkamus sultis, galų gale žoles gydymui, tai visiškai negalima to paties taikyti sveikam žmogui, nes tai yra visiškai nereikalinga. To patys sulčių mišiniai, ar ne, jeigu mes gydomės, yra vieni, jeigu mes esam sveiki, ar jų reikia, ar nereikia, kada reikia. Lygiai taip pat buvo klausimas kažkada apie maisto papildus. Ar jie yra reikalingi žmogui ar ne. Tai galiu irgi pasakyti, kad jeigu tai yra natūralūs maisto papildai, jeigu tam tikrame gyvenimo kelyje, sąmoningumo kelyje, tai gali būti tas svertas, kuris žmogų gali iš tikrųjų pakylėti ir padėti jo kūnai atgauti jėgas. Tačiau normaliai besivystančiam žmogui, iš tikrųjų maitinantis teisingai, pakankamai, su Dievu, to visiškai nereikia. Tai yra visiškai nereikalingas dalykas, kur yra mūsų pinigai išleidžiami visiškai veltui. Nekalbu apie tos atvejus, kada yra tam tikrai kūno sutrikimai, kada jos reikia atpažinti, žinoti ir ne tik rasti priežastį, ne tik keisti savo gyvenimą, savo veiksmus ir mintis, bet iš esmės keisti ir mitybą. Dar noriu pakalbėti apie tai, kad kaip mes dažnai savo kūną priemam kaip šiukšliadėžę. Turiu vieną man artimą pažįstamą žmogų, kuris, sakykime taip, vasaros metu turi labai daug daržovių ir atvažiuoja vieną kartą pas mus ir sako, valgau dabar salotas nuolatos rytas ir vakaras kelintą dieną, sakau, puiku, ar jūs to norit? Ne, bet negi išmesi. Bet iš tikrųjų, suprantat, susiformuoja pas mus tokie įpročiai kažkokie, kad atrodo, išmesti aš negaliu, kaip ir švaistimas, bet įmesti į save kaip į šiukšliadėžę aš galiu. Apie kokią meilę savo mes galim kalbėti, apie kokią meilę visatai. Tada vėlgi kyla klausimas, iš kur pas žmogų toks yra godumas? Nes iš tikrųjų visko turėti daug yra godumo išraiška. Aš turiu didelį daržą, aš nesuvalgau, bet aš sukišu į save. Vadinasi, aš esu godus. Jeigu mes turime daržą, nuostabu.
Mes išvežkim vienuolynam, atiduokim žmonėm, kurie rašo knygas, užsiema kitais dalykais, gydo, bet jie negali turėti daržo. Atvežkim jiems su didžiausia meile, pasidalinkim su tais, kurie neturi, pasidalinkim. Ir nereikės jum kišti į save viso to. Nes mityba, atleiskit už tą išsireiškimą, nieko neįžeidžiant. Kaip karvės, tai irgi nėra tinkamas dalykas. Mes turime gauti visko. Mums dažnai sakoma, kad mums netinka glitiminiai dalykai, produktai. Tai yra neteisinga. Tai yra mūsų mitybos pagrindas, grūdai ir maisto produktai. Tai nereiškia, kad mes turim suvalgyti va tokiais kiekiais. Duonos reikėjo, košės lėkštė, iš miltų nuostabiausiai iškepti blynai. Tai yra toks nuostabus dalykas. Vakar bendravau su kitais žmonėm ir iškilo jiems toks klausimas, o kaip vis dėlto reikia prie stalo elgtis? Tai yra, ar mes galime kalbėti? Ir pats žmogus atsako, mes turime tylėti prie stalo. Aš iš tikrųjų nesutinku. Kai mes sėdime prie stalo, visų pirma, tai yra džiaugsmas, ar ne? Mes sėdime su šeima arba sėdime su žmonėm, kurie yra malonūs. Bet jeigu mes prie stalo kalbam apie tai, ką matėme per žinias, kokią gavom informaciją, apkalbam kaimynus, apkalbam draugus, patys skundžiamės, mes paleidžiam tokį energinį bloką, tokį energinį juodulį į tą maistą. Mes jį suvalgom ir paskui mes sakom, kad mums nevirškina. Nevirškinimas tai iš viso yra tas dalykas, kad tada, kada žmogus negali priimti tam tikros informacijos, yra juoda, netinkama, sunki, mūsų kūnas nevirškina. Tai realiai mes padėję net patį nuostabiausią, šviesiausią maistą, mes jį apnuodijam patys ir suvalgom. Tai žinoma, tokiais atvejais yra geriau nevalgyti arba tylėti. Tačiau jeigu mes susitikę, atsisėdę prie stalo, turėdami nuostabią košę arba nuostabius blynus, arba nuostabias salotas, mes gebame kartu padėkoti Dievui už tai, kas yra mūsų stalo. Ne primityviai, ne išsišiepę dėl to, kad reikia, bet iš tiesų besišypsodami savo širdim, mes įdėsime į savo kūną stebuklą, kuris padarys mūsų kūne stebuklą. Jeigu mes prie stalo iš tikrųjų pasidžiaugsim, kad mes kartu, pasidžiaugsim dėl to, kad aš galėjau pagaminti savo vyrui maistą, vyras pasidžiaugs, kad jo žmona pagamino tokį skanų maistą, galbūt kaimynas pasidžiaugs, kad jūs pakvietėt prie bendro stalo ir pasidžiaugėt, kad nuostabus oras, kad tiesiog tai, ką jūs įdedat, tai, ką jūs išjaučiat prie stalo, visą tai jūs įkraunat į maistą ir visą tai jūs pasiemate ir visą tai jūs įdedat į savo kūną. Ir tokia atveju, kad ir nelabai šviežias, kad ir nelabai, bet tobulai skanus, jis taps jums stebuklingų skonių. Mano tokie atradimai prasidėjo keletą metų atgal, kada aš ieškojau atsakymų, sakykime, ir buvau susidomėjusi vedų kultūrą. Ten labai yra sureikšminamas maistas, ten žmonės nevalgo mėsos, nevalgo pieno produktų, bet yra labai gražus ritualai, ar ne? Tai yra gražu, ir tai nereiškia, kad tai yra būtina arba reikalinga. Bet ten, iš tikrųjų, maistas yra laiminamas ir aš tokio maisto gavau, ten yra kalbama apie prasadą, kad yra dalis maisto aukojama Dievui. Ir teko paragauti tokio maisto, aš suvokiau, kad jis yra labai skanus, net jeigu ir tai yra išvirti grikiai. Paskui gyvenimas mano pradėjo tekėti kita vaga, ar ne, bet kada pradėjau pati stebėti, kokią nuotaiką gaminu maistą, kaip aš jį pateikiu, kiek meilės galiu įdėti, kiek iš tikrųjų priimu Dievą į visą šitą, iš tikrųjų maisto skonis be galo pakito. Ir kada visai nesenai, mėnuo pusantro atgal, pas mane į sodybą buvo atvažiavę žmonių grupelė, kelios šeimos, kurie padėjo tvarkytis, ačiū jiem labai labai už viską. Ir vakare mes jau pavargę, aš buvau uždėjusi greitpuodį, kad ten išvirtų skani grikių košė ir aš kruopą sumaišiau ir pasirodo, aš ten išviriau perlinę košę. Ta perlinė košė pervirė, jinai realiai nelabai turėjo būti skani, bet mes tiesiog ją atsinešę prie stalo, bendrai pasimeldę, padėkoję. Tai net vaikai, kurie sakė, aš tikrai nevalgysiu, jie valgė tą košę su didžiausiu malonumu ir man buvo tikrai labai labai skanu. Tai nėra įsitikinimų,
Tai yra tokie subtilūs dalykai, kurie iš tikrųjų pakelia jūsų kūną, pakelia jūsų sielą. Ir galiu pasakyti, kad ir mano vyras, kuris dabar šiuo etapu gyvena atskirai, bet jisai atvyksta pas mus savaitgaliais, tai po 2-3 dienų valgymo bet ko, jis skambina ir sako, Inga, aš pasiilgau tavo maisto. Todėl šiandien jums, miela Margarita, Viktorija, Irena ir tie, kurie manęs klausysite, linkiu, kad tas jūsų maistas būtų pats skaniausias, kad jis būtų gamintas su meile, kad iš tikrųjų jūs gebėtumėt pamaitinti savo šeimą ir save dievišku maistu. O apie tai, kokį maistą rinktis, kokius produktus rinktis, kaip galų gale gydyti tam tikras ligas, aš manau, mes tikrai dar turėsim ne vieną susitikimą. Jeigu šiuo metu turit klausimų, mielai užduokit, aš tikrai atsakysiu visu, ko galiu, o šiaip didžiulis dėkingumas jums. Ačiū už pasitikėjimą ir kad mane girdėjot, išklausėt. Labai jūs myliu. Tai ar bus klausimų? Nebus. Gerai, aš jūs myliu, iki kito karto. Sėkmės. Dėkoju. Ačiū, Viktorija.